Sveiki visi, trumpas video apie vandentikį. Neturiu daug medžiagos, nes kai Paulius vedžioja vamzdžius, aš pjaušiau putplastį grindims, tai dabar labai trumpas intro, o platesnė informacija bus straipsnė, kurio ir nuoroda video aprašyme. Nu, Evelina mane prirėmė papasakot, ką mes čia darom. Tai, žodžiu, yra įvadas su visais filtrais ir panašiai. Tai iš įvado vanduo pateks į va šitą vietą, va šitą va šlangą. Jį pateks čia stovės minkštinimo filtras, praeis pro tą minkštinimo filtrą ir keliaus į katilą. O viena atšaka eis tiesiai į geriamą vandenį, kuris nuvestas į virtuvę ir į kavos aparato vietą. Tai toliau čia per katilą praeis karštas vanduo ir pasiduos į šitą kolektorių. Šitas kolektorius išskirstys vandenį. Tai čia jeigu reikės dar karšto vandens, gal kažkas pasijungs ir iškeliaus jisai į kambarius. Tai čia toks ratukas gaunasi, taip pat šaltas. Irgi pasiduoda į garažą, pasiduoda dulkių siurbliui ir iškeliauja jisai į, mačiau, išvaro į trasą į kambarius. Tai prasideda pirmas kolektorius, stovi vonios kambarį. Čia. Iš ten atėjęs šaltas vanduo, užeina. Jo, čia uždėtas. Bet čia niekas nepajungta tiesiog. Jisai ateina čia, vanduo praeina ir išeina toliau. Tai realiai čia jungsis ir praustuvas, tualetos ir vonia. O dar vienas, nepamenu, kažką aš esu sugalvojęs. Tai va, tai čia stovės karštas, čia šaltas. Tai mes tos kolektorius taip išskaidėm, nes realiai čia bus papildoma sienutė ir būtų mums netilpę, nes mes norėjom sienui dėti, taip sugalvojom. Ir nukeliaujam su šaltu ir karštu vandeniu čia į antrą vonę. Čia lygiai tokia pati sistema. Iš čia ateina, iš čia išeina. Šiaip kolektorius atrodo taip. Tai mes atskiriam šalto dalį, karšto dalį ir šitoj vietoj prisikabins jisai. Čia ir užeis karštas, išeis karštas, ateis šaltas, išeis šaltas. Ir čia visi prietaisai pasijungs jau nuo kolektoriaus. Tai tokiu būdu išvengiam sudūrimų po grindiniu. Tai tada iš šitos vietos keliauja šaltas ir karštas vanduo į virtuvės zoną. Tai čia stovi dar vienas kolektorius. Tai čia atėjęs karštas vanduo pasijungs virtuviai ir yra grįžtamas cirkuliacinis į katilą. Tai tokia grandinė, o čia šaltas atėjęs, jisai čia ir užsibaigs. Tai čia dar ir ateina ir geriamas vanduo papildomai. Tai čia bus kažkoks tai pritvirtintas kranelis. Tai jisai į kolektorių nepatenka. Tai nuo jo viskas ir pasijungs. Čia šitie padaryti, kad galima būtų sukišti šlangutes vandens. Tai va, o va šičia bus U formos kilpa. 2 vamzdžiai užsipresuos ir pasijungs. Čia bus kavos stalelis. Vieta. O čia ateina robotukui. Jo, tai robotukui reikia ir kanalizacijos, ir vandens, ir centrinio dulkio siurblio. Čia labai patogu. Čia ne visiems reikia, čia mums reikia. Nu jo, kadangi jau turim, tai kad išsiurbtų. O čia tai ateina iš katilinės vanduo šiltas ir šaltas. Ir čia pasijungs jisai, bus kraneliai ir bus praustuvas irgi. Tai tiek, man atrodo. Ačiū.
Prašom. Konsultavomės su Kantermu bei Oninen, iš kurių pirkom medžiagas, rėmėmės tam tikrais skaičiais, bet patį principą ir vedžiojimo schemą susiprojektavom patys. Galite susistabdyti ir pasinagrinėti schemą, bus aiškiau, kas ir kaip atvesta. Visa vandens sistema neturi jokių sujungimų putplasčio sluoksnyje, sujungimai daromi prie kolektorių ir katilo, bet jungtis dar neužpresuotos. Karšto ir šalto vandens sistema išvedžiota DN25 Kanterm vamzdžiais ir paslėpta grindų apšiltinimo sluoksnyje. Apie grindų šiltinimą yra atskiras video. Kavos aparatui, robotui, siurbliui ir geriamam vandeniu virtuvėje atvesti DN16 vamzdžiai. Sistemą projektavom taip, kad kuo mažiau užsistovėtų šaltas vanduo, kadangi virtuvėje jis bus naudojamas nuolat, tai šaltas vanduo prabėgs pro visus kolektorius ir bus pakeistas nauju. Kai kur reikėjo pereiti per pamatą, tai buvo vargelio. Kanterm nerekomendavo kirsti pamatų, nes skilusi siena gali prispausti vamzdį ir panašiai, bet jeigu kertame, tai reikia dėti inkilus, tai mes dėjome ir inkilus ir apšiltinimą, tai vamzdžiai 100% neprasitrins. Šiaip buvo sunku atlikti darbus, užsakyti prekes, nes viskas buvo nauja, nežinomi pavadinimai ir panašiai, bet galų gale viską pavyko išsiaiškinti, sugalvoti ir padaryti. Tai trumpai tiek, išsamesnė informacija, kaip ir sakiau, yra straipsnyje, arba klauskite, kas domina komentaruose.